1990-aisiais skinheadų judėjimas dar labiau pagyvėjo atėjus naujai ska muzikos bangai. Skinų judėjimas išplito po visą pasaulį, o muzika ir alus vis labiau vienijo nuo nesutarimų ir politikos pavargusią vieną iš seniausių subkultūrų. Tai visų pirmiausia, būtų labai įdomu sužinoti, nuo kada prasidėjo skinų judėjimas Lietuvoje. Lietuvoje prasidėjo 91 metais, kai atgavom nepriklausomybę, tada viskas ir prasidėjo. Ir esam dabar, kaip ir tada, už baltą rasę, white power ir už naciją. Aha, o sakykim, dabar tų juodukų kaip ir nėra, o kaip su rusais? Čia toks, klausimas. O kaip tau pačiam? Nes daug kas iš mūsų jaučiu ir pats su rusais augam. Augam su rusais ir kaip tu, gali nekęst tų, su ko tu augai. Bet yra ir dalbojobų, yra daugja tokių, kurie nesupranta, kad jie čia tik svečiai yra. Aišku, o šičia matau Adolfo Hitlerio mano kova, ar jis ką nors irgi teigia tokių minčių, apibrėžia? Aš galvoju, kad Mein Kampf turėtų paskaityti kiekvienas save gerbintis ar besidomintis nacionalsocializmu, pasisemti idėjų, patobulinti savo mąstymą. Aha, supratau. O pavyzdžiui, kokie jūsų santykiai su visuomenę dažnai erzinančiais forsais? Budulis buduliui nelygus. Tarp jų turiu, kelis tikrai gerus draugelius. Normalų žmonės. Žmonės kaip žmonės. Bet dachuja iš jų dalbojobai. Bet problemų mes su jais neturim. Nėra problemų. Ta prasme, nebūna susirėmimų? Kitas klausimas. Pavyzdžiui, kokių skinų daugiau jūsų tarpe arba visoje Lietuvoje? Tarpas tik pas Bobą tarp kojų būna. Daugiausiai yra nacionalistų. Dar yra neonacijai, yra fašiai, yra šarpai. Pavyzdžiui, ką manot apie žydus? Pasakysiu taip. Žydas, jeigu norės, jeigu jam reikės, tai jis, tau ant galvos prišiks. Ne, tai gali nespėti, uždengs veidą. Dabar sekantis klausimas, kaip vertini emigruojančius iš Lietuvos? Nesuprantu. Jų tai aš nesuprantu. Nes, normaliai dirbant, galim tikrai ir čia užsidirbti. Užsidirbti tiek, kiek tau reikia, kad, gyventi normaliai. O ką manote apie religiją? Skinai tiki į Dievą? Aš tai netikintis. Ir mažai kas iš mūsų nepažįstu ne vieno, kas tikėtų ten į Dievą ar dar ką nors. Mažai kas. Ir man tas pats, kas į ką tiki. Tik nekenčiu sektantų. Sektantai tai dalbojobai. O pavyzdžiui, labai įdomu, ar labai didelį prioritetą teikite aprangai, ar visą laiką taip rengiatės? Apranga tai neturi būti pirmo vietoj. Svarbiausia, kad patogu būtų. Ir viskas. Ką galvoji apie tai, kad Amerikos prezidentas nuo šiol yra juodaodis? Man visiškai pohui. Man svarbu, kas Lietuvoje vyktų. Kas vyksta Lietuvoje. Ten vis dar vadinas Baltieji rūmai. Dėkui, darbai baigti. Prašau avansas. Dėkui. Nusipirkti alaus. Ačiū.
Va, blėt, kur tikras gėrimas. Nemėgstamės visokių reperių, žolėdžių, kur narkotikus vartoja. Alus, degtinė, blėt. O čia, blėt, yra tikri gėrimai. Aha. O tai dažniausiai būtent kur renkatės dažniausiai šiaip? Ir kokiom progom? Ką, blėt, nematai? Susirenkam alaus išgert, pasidėt, muzikos paklausyt. A, o kokios muzikos klausotės? Kokios tu klausai? Kokios, blėt? Įvairias. Klausai repą, kur? Ne rap, elektros. Elektro muzika. Čia, blėt, čia yra narkomanų muzika. Ką, Joja, joja, lietuvaičiai, neša, vainikaitį, vainiką rūtų, vainiką rūtų. Ух!